Na ką, pratęsime. Sudirbo oro pavojus programėlėje telefone, kad turėjau išjungti, kad jums nemaišyti. Tai va, vėlgi apie vertybės ir apie išdavikus. Didžioji dauguma Nemuno aušros Seimo narių prabalsavo prieš sankcijas Rusijai. Ką tai parodo? Tai parodo, kad to žmonės domina tik tai jų šilta kėdė, kurie gauna kažkokius pinigus, tai, kad jie pilnai paklūsta savo partijos vedliui ir kad jie neturi nei savo proto, nei dar kažko. Nes jeigu jie galvoja, kad nedaug dieve kažkas atsitiks blogai su Lietuva, jie liks savo Seime sėdėti, tai taip nebus, nes nebus nei jokio Seimo, nei jų. Tokius kaip jie, mūsų rytų kaimynai pirmus ir sunaikina, nes tie per daug žino ir per daug plepėti gali. Kaip parodė praktika iš Ukrainos, tie žmonės visą laiką galvoja, kad jie yra laisvi ir dar bando kažką šnekėti, tai rusai pasimokė ir naikina tokius pirmus. Norėčiau pabandyti paaiškinti jums visiems, tai, tie, kas mane klauso ir girdė, jūs daugumoje žinote visą tai, bet norėčiau jums priminti paprastą dalyką, kad laisvė konkretaus žmogaus susijusi su laisvė tos valstybės, kurioje jisai gyvena. Aš paprašysiu jūsų nesakyti, kad valdžia yra bloga ir mes jos neginsime ir mes nieko nedarysim dėl tos valdžios. Nereikia dėl tos valdžios daryti absoliučiai nieko. Ta valdžia galbūt ir nenusipelno, kad ją gintų arba dėl jos kažką darytų. Mes neginam nei valdžios, nei jos atstovų. Mes ginam savo tėvynę. Valdžia ir valstybė tai absoliučiai skirtingi dalykai. Mes tai darome dėl mūsų pačių. Man visą laiką dėkodavo ukrainiečiai, kad aš jiem padedu. Man norėdavo duoti kažkokias tai padėkas, pagirimo raštus, apdovanoti kryžium vienu ar kitu. Ir aš visą laiką atsisakydavau viso šito, kad viską tai, ką aš dariau, aš skaičiau, kad aš darau ne dėl apdovanojimo, padėkos raštų, pinigų ir dar kažko. Aš žinojau, kad aš atvažiavau į Ukrainą ginti savo namų. O dabar aš noriu padėkoti ukrainiečiam, kad jau 4 metai jie kariauja dėl mūsų laisvės, konkrečiai dėl Lietuvos laisvės jie kariauja. Tam, kad mes galėtumėm laisvai gyventi, tam, kad aš galėčiau daryti šitą įrašą, tam, kad aš galėčiau gerti kavą nuo ryto. Ačiū jums, mano ginklo broliai ukrainiečiai. Jūs darote viską, kad Europa ir pasaulis turėtų laiko susigriebti ir susitvarkyti, pasiruošti, kovoti su kaimynu iš rytų. O tie ponai, kurie išdavė Lietuvos Respublikos interesus ir nori prekiauti vėl su Rusija, tai labai gerai, kad jie tai prabalsavo iš tikrųjų. Jūs dabar visi žinote, kas jie tokie. Ir galbūt tie žmonės, kurie balsavo už juos, supras, už ką jie iš tikrųjų prabalsavo. Ne už tai, kad jie melavo, kad jie pagerins kažkam gyvenimą, o už tikrus jų norus, kad Lietuva taptų Rusijos federacijos dalimi. Jeigu jums nesunku, pasidalinkite šito video maksimaliai. Galbūt kažkoks kiekis žmonių, kurie dar abejoja ir nesupranta, kad yra skirtumas, kokia vėliava plazda virš Gedimino bokšto, galbūt jie supras, kad nereikia palaikyti žmonių, Seimo narių, kurie prabalsavo už sankcijų nepratęsimą Rusijos federacijai. Viso gero šiandien.